Sveiki. Sausio 23 dieną buvome Lenkijoje, Kielce mieste vykusioje uogininkų, sodininkų, daržininkų parodoje. Ši paroda vyko visą savaitgalį, tai yra sausio 23, 24 ir 25 dienomis, bet mums kaip ir pakako vienos dienos, kadangi buvom su vaikais, tai nenorėjom jų labai nuvarginti, nes jiems pradžia galbūt ir patiko, nes įdomių agregatų pamatė. Kaip mato, čia pirmasis mus pasitikęs agregatas ir buvo uogų kombainai. Tai iš ties, smagu pamatyti tokius didelius agregatus, kurie, kiek žinau, yra ir Lietuvoje jau naudojami, bet labiau gal serbentų skinimui, nors galima naudoti ir avietėms, tai mums buvo šiek tiek įdomu pažiūrėti, kaip jie atrodo iš arti, bet jie iš tiesų yra dideli labai. Aišku, egzistuoja ir mažesnių modelių, galbūt čia šitoje parodoje nebuvo jų, arba bent jau mes nepastebėjome, bet tikrai egzistuoja mažesnių ir tokių, kurie skina tik tai vieną pusę, nes avietės, kaip žinot, turi būtinai būti su parišimais. Tai tokie kombainai netinka, nes tie parišimai ir trukdytų. Čia yra dvieiliai, kaip čia pasakyti, dvipusiai kombainai, kurie renka iš abiejų pusių. Tai, apžergia, ta prasme, vagą važiuoja. Tai šiaip daug tikrai technikos buvo ir didelės, ir mažesnės, nes, iš tikrųjų, sodininkams skirtų labai daug pasirinkimų. Labiau jie, aišku, koncentruoti buvo į obelų sodus, nes Lenkijoje auginama beprotiškai daug obelų. Tai ir pati ta paroda, nors jinai yra tarptautinė, tačiau daugiausia turbūt yra pristatinėtojų Lenkų. Ir su anglų kalba yra šiokių tokių nesklandumų, nes dalyviai, ta prasme, parodos pristatytojai, sunkiai kalbėjo angliškai. Tai kas mums buvo aktualu ir įdomu, ko mes ten pagrinde vykome, tai ieškojome sodinio purkštuvo, nes avietės purkšti su tuo išskleidžiamu negerai, nes jos kai užauga didelės, neišsikeltų tie sparnai purkštuvo taip aukštai. Tai egzistuoja tokie sodiniai purkštuvai, kurie mums buvo tikrai įdomu pasižiūrėti. Aišku, čia buvo ir labai didelių, bet radome ir mažesnių, kurie yra iki 600 litrų ir iki 600 litrų. Tai buvo įdomu pasižiūrėti, kaip jie atrodo, pačiupinėti, apsikeisti kontaktai su pardavėjais. Dauguma pardavėjų sakė, jog Lietuvoje yra jų atstovai, tai daugiausia turbūt margučiai. Bet vieną purkštuvą, kurį nusižiūrėjome, tai jie neturėjo atstovų Lietuvoje, bet pasikeitėme kontaktais ir sakė, Lietuvą be problemų galėtų atvežti. Dar kas mums domino frezos, dar domino ekologinės akėčios, nes planuojame jau šiais metais auginti daug daržovių, tai reikalingi tokie dalykai, kurie palengvina tą auginimo kasdienybę. Labai daug akcentuojama į šiltnamius ir į tunelius. Tai iš tiesų pernykščiai metai parodė, kaip gamta gali negailestingai pasielgti su ūkininkais. Ir tai reiškia, jog mes tikrai turime galvoti apie ateitį, nes klimatas keičiasi ir bent jau uogininkai, tai tikrai visi mąsto labai stipriai apie tunelius, nes yra sunku suvaldyti mūsų trumpą šiltąjį sezoną, kuris dar kartais ir būna nelabai šiltas, arba su daug lietaus, arba krušos ar vėjo. Tai tuneliai, šiltnamiai tai yra tikrai uogininkų ateitis. Nors čia matysime šioje parodoje yra parodinis šiltnamis, tai jame obelis auga. Tai nežinau, obelų žinoma nesukišim po tuneliais, nes tai būtų beprotiškai didelė investicija ir nežinia, kada jinai atsipirktų, nes obuolys yra pigus ganėtinai.
Bet braškės, avietės, tai tikrai manau ir gervuogės turbūt, ir gal net ir šilauogės kokios tikrai keliaus į tunelius. Čia dar matote yra ir bitės, kamanės ir bitės, 2 atstovai buvo, tai tuneliuose ir šiltnamiuose be šių papildomų darbininkių niekaip neapsieitume. Taip pat buvo labai daug inovatyviųjų dalykų, robotų, dronų, taip pat laboratorijos, kurios rūšiuoja uogas, vaisius pagal tam tikrus kriterijus, dėlioja į dėžutes, kurios netgi gali sudėti to vaisiaus ar uogos pasakyti, ko jame yra. Vat čia matot, tokių tikrai didelių agregatų buvo, bet buvo ir mažų. Tai smagu pamatyti ir tai, kad, na žinoma, Lietuvoje turbūt nėra tokių didelių uogų, sodų ar daržovių, tai yra didelių ūkių, bet uogininkų ar sodininkų, manau, tikrai nėra tokių, kurie naudoja tokio dydžio techniką. Tai buvo įdomu pamatyti, sužinoti, kaip gyvena kitose valstybėse ūkininkai, bet taip pat buvo ir mažųjų, mažiems ūkiams skirtos technikos, tai labai smagu dėl to. Kontaktais pasikeitėm tikrai su keletu, taip pat dar mus domino ir laistymo sistema, tai va Tautvydas kalbėjo su vienais pardavėjais. Mane domino, žinoma, naujų veislių sodinukai, tai taip pat bendravau su vienais ir bandysiu atsisiųsti keletą pasibandyti. Va čia matote tą šiltnamį, apie kurį kalbėjau, tai papildomai yra bitelės, ten toliau matosi žalia dėžė, pastatyta ant žemės, kita pakabinta ir visa tai yra sukišta po priedanga. Čia yra parišimai metaliniai, taip pat loveliai braškėms. Bet irgi pavyzdžiai yra, kad visa tai yra tuneliuose. Ir kai kalbėjau su aviečių sodinukų augintojais, tai klausiau, ar šios veislės gali augti be priedangos, tai sakė vienareikšmiškai ne, jos yra skirtos tik tai tuneliniam auginimui, nes man buvo negirdėtos tos veislės, tai aš tiesiog dėl to ir pasiklausiau, tai nustebo, kad negirdėtos, bet sakau, Lietuvoje tikrai tokių nėra. Žinoma, ten vasarinės avietės, jeigu neklystu, dar reikės pasianalizuoti, nes visa informacija gauta bukletuose taip pat yra lenkų kalba, bet sutarėme susirašyti su atstove e-mailais. Čia matote irgi viena iš laboratorijų uogas rūšiuojančių ir jų sudėtį analizuojančių. Taip pat buvo dar laboratorijos, kurios dirvožemį stebi ir prižiūri, tai ten vadinčiau kartu su meteorologinėmis stotelėmis, kurios sujungtos ir su laistymo, ir su tręšimo sistemomis, ir visą tai daro robotai. Tai iš tiesų dideliems ūkiams galimybių atsiveria kuo toliau, tuo daugiau, kas palengvina žmogaus darbą, praktiškai jo greitų metų net nebereikės galvoti apie tręšimą ar laistymą, nes visą tai sureguliuos robotai. Aišku, investicijos didelės, bet, kaip žinot, darbuotojų trūkumas yra ypatingai ūkiuose, nes kaimeliuose visokiuose jų tiesiog nėra tiek. Tai tikrai, manyčiau, modernizacija įvyks ir didelė. Čia traktorių valdymo sistemos, tai tokios jau yra tikrai žinomas Lietuvoje, tai ne naujiena. Ir štai išvažiavę iš Kielsės, vykdami į Varšuvą, pravažiavome tuos labai didelius sodus, tai yra beprotiškai daug užsodinta obelimis, tiesiog nesimato galo krašto ir, toksai wow vaizdas, aš įsivaizduoju vasarą, tai yra iš vis wow vaizdas, kai jos viso žaliuoja, žydi ir mezga vaisius, nes iš tiesų nei pradžios, nei galo nematyti. Tai matosi, kad Lenkai tikrai užaugina daug obelų ir jos ganėtinai tankiai susodintos. Tai apibendrinant, paroda tikrai nenuvylė, vienam kartui ir vienai dienai nuvažiuoti tikrai smagu ir rekomenduoju.